Sveiki visi, tai yra mano pirmas mašinistas tutorials video ir tai bus HTML programavimo pamokėlės. Tai iš karto programavimo nepradėsime, ši pamokėlė bus apie tai, su kuo programuoti. Taigi mums reiks teksto rengyklės ir mes siūsimės Notepad++. Taigi einame į internetą, kaip ir visada į Google ir rašome Notepad. Kaip matote, iškart išmeta. Spaudžiame čia. Taip. Ir matote nuorodą download. Šitų neimkite, nes, kaip matote, tai yra zip archyvai ir visi kitie priedai. Atsisiunčiame. Spauskite vykdyti arba per failų naršyklę ir atsisiuntimus arba atsiųstus failus rasite instalerį, kaip ir yra čia rašoma. Spaudžiame vykdyti. Taip. Išjungiame interneto naršyklę ir matome parengtą lietuvių kalbą. Gali būti, kad iškart jos nebus parengtos, taigi ją matysite netoli apačios. Štai. Ir matome tekstą. Spaudžiame toliau. Spauskite sutinku. Ir galite rašyti čia arba keisti vietą. Tai yra pagal tai, kaip jūs norite. Ir aš pasirinksiu 2 priedus. Items. Tai yra priedai ir spaudžiame įdiegti. Būkite pasirinkę Create Shortcut and Desktop, nes tada čia atsiras paveiksliukas, tiksliau nuoroda, per kurią įeisite į Notepad. Spaudžiame įdiegti. Ir baigti. Taigi, pirma pamokėlė baigta. Jūs, jeigu kartojate mano veiksmus, dabar jau turite Notepad. Ir kitoje pamokėlėje aš parodysiu HTML programavimo pradmenis. Tad prenumeruokite mane, kad nepraleistumėte kitų pamokėlių. Ir iki.